norėtume jums trupučiuką papasakoti apie erškėtus, padėti jums suprasti, kuris yra kuris, nes matome, kad nelabai skiriate šitas rūšis. Sterlė albinosė. Tai čia jau tikrai labai lengva atskirti. Tai yra erškėtas, kuris yra ypatingai gražios spalvos, tai yra geltona. Ar šviesesnė tokia būna, viskas priklauso nuo tvenkinio, kuriame jinai auga. Bet esmė, kad tai yra šviesus erškėtas, kuris yra vadinamas sterlė albinosė. Toliau mes turime sterlę. Ir čia būna dažniausiai neaiškumo. Kaip atskirti sterlę nuo sibirinio erškėto. Du erškėtai. Sterlė ir sibirinės. Kaip matote, sterlė turi viršuje ir šonus tokias juostas baltas. Tai jau mūsų pirmas bruožas, kaip atskirti. Antras bruožas irgi galima atskirti palei nosį. Pas vieną yra bukesnė, pas kitą yra trupučiuką kitokia. Bet esminis vis tiek skirtumas yra, kaip matote iš viršaus, kai yra tos juostelės. Žvaigždėtas erškėtas. Ir čia taipogi labai lengva atskirti, nes tai yra erškėtas, kuris auga į ilgį, jis yra pailgas, turi ilgą nosį ir iš karto mes jau žinome, kad tai yra žvaigždėtas erškėtas. Taipogi rusiškas, manyčiau, kad taip pat lengva atskirti, nes jisai palei šoną turi žaliai geltonas juostelės. Labai visos gražios rūšis. Visas rūšis šitas turim įvairių dydžių. Strobilugos hibridas, kuris bus pardavime trupučiuką vėliau.